2, 3. Kur esi? Diena ar naktis? Naktis. Esi lauke ar viduje? Tamsu lauke. Esi vyras ar moteris? Aš save vėl matau tą moterim. Kuria moterim? Tame pirmame? Jo. Tik dabar Aha, naktis. gerai. Na, reiškia, kažko tai dar neužčiuopėm, kad tave sugrąžino į tą būtent Vėl ateina gyvenimą. baimė. Mhm. Tai baimė kam? Vienatvės. Mhm. Stovi prie to pačio medžio. Tas pats laužas tik nedega ir nieko nėra ant šakos. Ir tas pats aplink laužą tie patys akmenys ir toliau tas kitas ratas, viskas tas pats. Tik tais, kad yra naktis ir nėra tų vaikų ir laužo nėra. Ir stovi grynai tame tam, ne laužo rate, bet tam kitam rate stovi ir žiūriu link miško. Ir kažkodėl tenais labai jinai nori bėgti. Ir kiek čia yra metų Čia tai moteriai? ta pati vieta, tas pats laikotarpis. Aplinkui laukai, tuščia. Kiek žvalgais, tiek tuščia. Tik tais priešais tamsus miškas. Eisime mes į jos vaikystę ir pažiūrėsime, kas įvyko nuo pat pradžių, nes tai, kad jai prasidėjo tokios psichozės, tai, kad jinai, galim sakyti, išprotėjusi, yra visada priežastis, kodėl. Tai nusikeliam dabar į jos vaikystę ir pažiūrėkime, kaip jinai gimė, kokie buvo tėvai. Pažiūrėkime šitą vaizdą. Jin gimė namuose. Ir ta mama, jos mama tamsiaplaukė, tamsiais tokiais plaukais, surištų tokį netvarkingą kuodą ir apsimaudus tokių labai ilgų baltų kažkokių rūbų. Stovi šalia kažkoks vyras, ima tą kūdikį ant rankų. Tokį, bet viskas namuose, ta prasme, ant kažkokios kaip kušetė, kaip sofa, kažkoks toks su mediniu rėmu, aplinkui daug pagalvių pridėta, daug labai kraujo. Bet ta prasme, gimdymas buvo normalus, sėkmingas, bet tik tais, kad viskas namuose vyko, tai čia labai labai senai. Taip, gerai. Ir kas vyksta toliau po gimdymo? Duodama tai mamai į rankas. Viskas kaip ir gražu. Džiaugiasi, jie glostau, džiaugiasi, apšlosto, vienioja kažkokį baltą, tokį kaip lininis su kažkokiais raštais, audeklą kažkokį tai supuoja. Gerai, o kur tėvas? Tėvas stovi šalia, bet ta mama kraujuoja ir jinai nebaigia niekaip kraujuoti. Tėvas stovi šalia, jie šnekučiuojasi, jie šnekasi, tas vaikas ant rankų, bet paskui dingsta vaizdas, tas vaikas kaip vienas paliktas, bet tėvas lyg ir yra šalia, bet mamos nebėra. Kažkur mama dingo. Palauk, nešok taip staigiai, mes žiūrime tą būtent vaizdą, kuriame esi. Tai mama kraujuoja. Jo. Ar ji miršta būtent nuo nukraujavimo? Ne, jinai dar būna. Bet paskui jie ar išveda, ar išneša, nesuprantu, bet jinai nebėra toj lovai ir kruvina lova liko. Bet aš nejaučiu, kad jinai mirtų, tiesiog jos nėra tiesiog. O kur jinai tada yra, jeigu jinai nemirė? Kažkur kitokioj kažkokioj patalpoj. Su daug moterų aplink. Jas laksto, kažką daro. Kaip ligoninė?
Bet tai ne ligoninė, tai labiau kaip kitas kambarys, tiesiog kaip pasakykime, mėgamasis gal labiau Mhm. aplink ją ten Gerai. šokinėja. Na ir toliau. Ta moteris šokinėja, ten matau, bando kažką daryti jai. Jin jaučiasi pakankamai gerai, bet sako, kad jai yra negerai, o jinai tokia kaip ekstazės būsenai, jai viskas gerai, nesuprantam, kaip išprotėję atrodo. Veidas keičiasi į tą veidą, kur prieš tai pasakojau iš pirmos istorijos. Jau Mhm. tas veidas toks, ta šypsena tokia kvaila. Ir jinai jai sako, kad jai yra blogai, jinai šypsos, man nėra blogai. Net nemoku paaiškinti, kaip nebe jos veidas paliko. Nes ir akys jos tokios tamsios darosi, tas veidas persikreipia į blogą veidą. Ir, o tos moteris laksto, bando pasakyti, kad jai viskas gerai, bet tos moteris nemato jos veido, tik aš matau, kad jos veidas pasikeitė. O tai kaip jos nemato, kad veidas pasikeitė? Nežinau, jos mato normalų veidą, o tik aš iš šono stovint matau, kad jinai nebe tuo veidu, kokia jinai yra realiai, tokiu Mhm. gėžingu. Ar ji buvo tokia prieš gimdymą? Ne, pasidarė po. Mhm. Kokia priežastis to? Kaip įsikūnijimas išlindo į viešumą. Kieno įsikūnijimas? Kažkokio to blogio, to juodo taško, kur paskui atrodo, kad iš to taško, kad pagimdžius ją jinai tapo ta bloga. Mhm. Jinai net nemoku paaiškinti, toks jausmas, kad jinai iš to taško ten buvo išlindus ta blogybė, kuri yra toj moteriai. O tas Mhm. Tai moteris gimdymo metu kas jai aktyvavosi? kažkas jai, nežinau, kažkas tikrai aktyvavos, kad jinai tokia visa, nemoku paaiškinti. Kaip tu apibūdintum tokį žmogų? Kaip Nemačiusi jo apsėsta velnio. apsėst. Mhm. Gerai. Ir kokia charakteristika dabar yra pas tą moterį? Vien blogos. Naikinti, žudyti, aukoti, naikinti. Kad Mhm. atrodo, jinai džiaugiasi, pagimdžiau blogybę. Grinai taip atrodo, kad jinai džiaugiasi, kad, ne ta moteris, bet tas veidas džiaugiasi, kad pagimdžiau blogybę. Mhm. O kas įvyko su ta mama, kai jos Pasikeitė. jos pačios vaikystėje, kas atsitiko? Ar ją paliko žmonės, mylimi žmonės? Kas įvyko, kažkoks turėjo būti trauma vaikystėje jos pačios? Ta, kuri gimdė moteris, Mhm. jinai aplinkui iš artimų žmonių matau tik vyrą. Taip, o kur jos, kai jinai gimė pati, kai jinai augo, pati maža buvo, kaip jos Atrodo, augino vaikystė ją buvo? kiti. Nu, vat. Mhm. Kažkas Tai kai kitas vaikas, augino. būtent, ir tada, kai ji pagimdė savo vaiką, jos tas visas uždarytosios emocijos iškyla į viršų. Tai gali būti, kaip tu sakai, ta forma tokia demoniška, ne, blogo, naikinti viską, nes keršto programa aktyvavosi. Kaip dabar toliau vyko? Tai ta moteris, tai yra mama tavo pačios, ne, kur mes jau atėjom į tą praeitį. Ji ir mirė tenai, būtent toj kitam kambarį, ar ne? Jo, ta moteris mirė, bet tas veidas tebe buvo gyvas ant tos veido. Mhm, gerai. Ir šita mergaitė, tai yra tu pati, kaip tu užaugai? Užaugau viena, nebeliko tėvo. Aš jį paskutinį kartą mačiau prie to medinio lopšio, kai buvau Gerai. pagimdyti lydeka ir daugiau jo nebematau.
Super, labai gerai. Tai tu užaugai visiškai viena. Jo, Su kuo? Kas tave augino? Kur tu? Vis tiek turėjo būti kažkoks augęs žmogus. matau kažkas kaip vienuolynas, ne vienuolynas, kažkas Mhm. tokio panašaus, kur auga vien tokie vaikai kaip pamesti, net nepamesti, tokie kažkokie, visi jie murzini, Mhm. bet kaip surinkti jie visi ir suvežti kažkokią vieną didelę ertmę ir suguldyti. Mhm. Kas vyksta tame vienuolyne? Kiek tau čia metų buvo, kai tu pakliuvai? 7. Mhm. O iki to laiko su kuo gyvenai? Močiutė, kažkokia, Mhm. kažkokia močiutė, bet nežinau, ar jinai mano močiutė, ar ne mano, su tokiais tautiniais drabužiais, skarelė languota, maža Mhm. susikūprinus. O kur tavo tėvas yra? Jo nematau, jo niekur. Atrodo, kaip jisai nuėjo tada nuo tos mano lovelės, taip ir nebegrįžo. Mhm. Super. Dabar tada grįžkime į tą laiką, kai gyvenai su močiute, nes visas protas žmogaus formuojasi iki maždaug 7 metų. Koks buvo tavo gyvenimas su močiute? Daug maldų, daug Mm. tikėjimo, tokio rožančių, matau, net labai panašus į rožančių, bet ne rožančius, nežinau, kaip jis dar galėtų būti vadinamas. I- Daug maldų, labai daug. Gerai. Tai dabar nueik į kažkokį tai svarbų momentą tame gyvenime, svarbų tą momentą, kad mes suprastume, kur buvo šaknis tavo visos tos psichozės, kai tu jau paskui užaugai. Kas atsitiko? Atsidūriau tam vienuolyne. Mhm. Čia Tai čia buvo pradžia visko. jo, nes atrodo, kad ta močiutė dingo ir Mhm. mane tiesiog paėmė ir matau tokį labai didelę, milžiniškai dydžią salę, neina net galo matyti. Ir tokie kaip čiužiniai sumesti ant žemės ir Mhm. tokios pilkos, net ne paklodės, antklodės ir daug vaikų guli įvairaus amžiaus, nuo Mhm. kokių metukų iki, nežinau, 10, gal 12 tokio amžiaus ir aš stoviu salės gale ir matau, kaip kitam salės gale stovi kažkokia moteris ir laukiu, kol aš pas ją ateisiu. Mhm. Gerai. Tu prieini prie tos moters ir kas jį tokia yra? Kaip vadė, kaip lyderė viso šito, nurodo, kur Mhm. gultis, kur bus mano vieta ir kad aš čia kaip gyvensiu ir būsiu visada čia. Gerai, dabar stop. Dabar žiūrėk, tu integruokis į tą mažą mergaitę, jai 7 metai. Ir pabandykim dabar pajausti, kas būtent darėsi jos galvoje tuo momentu. Ja palieka mama, ja palieka tėvas, ja palieka močiutė. Dabar ji yra kažkokiam tai vienuolyne su nepažįstamais žmonėmis. Ir ką ji jaučia tuo momentu? Ramybė. Mhm. Kodėl Nu, jinai jaučia ramybę? ramu, saugu. O Atrodo kodėl visi tokio pačio likimo. gerai? Tai jeigu jaučia jinai šitame vienuolyne ramybę, tai kas vyko, kai gyveno su močiute? Tai reiškia, kad jinai gyveno dar kitaip, nes jinai turi su kuo lyginti. Tai kaip buvo anksčiau su močiute ta? Nu, iki bet kokį Valdžia, prisiminimą. valdžia, reikalavimas daryti kažką, melstis, klūpėti, atgailestauti. Mm. Mhm. Gerai, ir maža mergaitė, kai ją palieka tėvas, kai ji auga su visiškai nepažįstamu žmogumi,
Ar jis žino tą visą istoriją, kur yra mama ar tėvas? Ne. Mhm. Tai ta močiutė, kur ją augina, ką Irgi jinai nežino. sako jai? Gerai, bet ką Jinai jinai irgi nežino. sako? Kad pasiėmė ją auginti, tiesiog rado lovytei vieną pačią. Jinai atrodo kaip buvusi pribuvėja, ta, kur priimdavo vaikus. Mhm. Gerai. Tai mergaitė girdėdama šitą istoriją, kad ją, jos tėvai tikrieji neegzistuoja, ta prasme paliko, mirė, pribuvėja, turbūt žinojo tą istoriją, nes jinai, jeigu pribuvėja buvo, bet ką jinai jaučia, būdama maža, pavyzdžiui, kokių ten 3, 4, 5 metų, kaip jinai jaučiasi, ką jinai jaučia gyvendama tokiuose sąlygose. Jinai labai tos močiutės bijo kažkodėl. Mhm. Ir daro tą, kai jinai liepia. Bijo jos. Ir atsidūrus dėl Mhm. to tam vaikų, ne vaikų namus, man vaikų namai grinai asocijuojas, ten ta patalpa su daug vaikų, tas vienuolynas, ten bažnyčia. Ir jinai ten dėl to jaučiasi rami, nes nebeliko tos močiutės valdančios, kuri kelia tokią valdžią per baimę, gal netgi taip sakyčiau. Bet tai buvo religinė taip pat baimė įdiegta. Tai vienuolynė šitam nebuvo religinės atributikos, kuris... Bet yra bažnyčia, bet Mhm. nėra tos prievartos. Supratau, bet čia yra ta pirmoji diena, kai jin atsikrausto į tą Jo, vienuolyną. Supratau, tai tuo momentu, kai yra pirma diena, ji jaučiasi tarp savų, tarp kitų vaikų. jo, labai sava jaučiasi tarp savų. Supratau. Reiškia, kad visi yra tokie pat kaip ji, pamestinukai, galime taip Jo, sakyti, ne? Ir ji aha. jaučiasi geriau su jais negu su Taip. ta močiutė. O ta močiutė, kodėl, ta prasme, ar jinai mirė, ar jinai atidavė ją? Atėmė. Matau Mm. vaizdą, kaip atvažiavo ir kažkas tiesiog pasakė, kad jin važiuos su mumis. Jinai net nesipriešino. Gerai. Visiškai nesipriešino, Mhm. toks numojo net ranka, gerai, pasiimk. Ir Mhm. žinokit, kažkodėl asociacija, jinai su mano mamos mama grinai asociacija grinai atrodo. Gerai. Vaikas gyvendamas kažkokiu suaugusiu, vieninteliu suaugusiu, jis turi vis tiek prisirišimą su tuo žmogumi. Ir kaip jinai gaudavo kažkokį dėmesį iš močiutės tos. Tik per maldą. Tai jos buvo suvokimas, kad mane mylės tik tai tuo met, kai aš būsiu kokia? Pamaldi, Kokia dar? tikinti. Mhm. Man grinai su tikėjimu pamaldi, tikinti į Paklusni, Dievą. paklusni. Jo, ir paklusni. Ta Mhm. mergaitė dažnai klūpia ant kelių, ta močiutė sėdi ant kėdės. Mhm. Mhm. Tai jeigu to nedarys, kas bus, koks Melsis dar. mergaitės jau buvo, dar labiau melstis reikia. Jo. Tai iš esmės ji apie save tikėjo ką, būdama maža? Nejaučiu, ką jinai tikėtų ar ką jinai mylėtų. Pas jos mintise tik maldos, tikėjimas į maldą. Daugiau Aha. nieko nerandu viduj, tik tais malda. Kodėl reikalingos maldos? Dėl ko jinai galvoja, kad reikalingos maldos? Nes jinai yra kokia? Atgailauti reikia, nes... Ne, nes nešta velnio. Bingo! Aš to ir laukiau. Nes jinai negalvojo, ją įtikino ta babulkė, kad jinai yra velnias pati. Tikriausiai. Ir jinai, ta močiutė tikriausiai matė tą veidą galbūt, kad jinai, bandau suprasti, jinai atrodo, kad mačius tą veidą tos moters, kuri gimdė tos mergaitės mamos.
ir bando matyti, įtikinti, kad per maldą gali kažką iškrapštyti, išimti. Ir toliau tada šitame vienuolyne buvo kas? Kas toliau vyko, nematau. Matau, kad visi tenais nuolatos guli. Tokie kaip sergantis. Tai visi vaikai tokie kaip sergantis. Jie, nesuprantu, jie visi atrodo kaip velnio apsėsti. Visų veidai tokie perkreipti. Bet tos mergaitės, kur mažosios nėra, o tų jų visų tokie keisti veidai. Gerai, o kur ta maža mergaitė? Guli irgi kaip ir visi. Ar gali pasakyti, kad tie vaikai yra laimingi, būdami ten, žiūrėdama iš šono? Ne, jie kenčia, kažką skauda. Gerai, tai pažiūrėkime iš tikrųjų, kas vyksta tame būtent vienuolyne. Kas vyksta su tais, kas yra daroma su tais vaikais, kad pas juos veide yra kančia, kažkoks tai turbūt mąstymas, kad jie yra taip pat velnių kažkokie nešti pamesti. Kas jiems yra įdiegiama kiekvieną dieną? Jiems niekas nėra įdiegiama, jie einama kiekvieną dieną ir atrodo, kad bando jos aptaškyti tuo šventintu vandeniu ir jiems skauda, kai kliūna tie lašai. Bet tai mergaitei neskauda, lyg ir jai nieko nėra, o visiems kitiems skauda, jinai guli ir nesupranta, kas čia darosi, kodėl ir ją taško, jeigu jai nieko nevyksta, o visiems kitiems vaikams vyksta. O kas vyksta su tais vaikais, kai lašina ant jų? Jie kaip šaukia, draskosi. Toks jausmas, kaip pririšti prie lovų, jie negali judėti. Jie negali išlipti iš tų lovų, kaip atrodo, kaip prirakinti, kaip surišti. Rankos, nors ir jie apkloti, nesimato, bet jie atrodo nori nulipti, bet neina jiems. Bet ir tai mergaitei neina. Jinai pasiemus už to pledo krašto, prisidengusi pusę veido, išsigandusi guli. Tai pirma reakcija atvažiavus į vienuolyną buvo, kad čia yra ramybė. Dabar man pasai, kad jos yra siaubas akyse. Tai aš ir klausiu, kas pasikeitė, ką jie padarė vienuolyne, kad tie vaikai pradėjo, kam jos iš viso užrakino tada prie lovos? Toks jausmas, kad jos visus išvalyti nori. Išvalyti juos visus. Tai reiškia, kad čia yra vieta, vienuolynas, kur yra ale velnio išperos visi. Jo, kažkas tokio. Bet ta mergaitė visiškai tokia kaip švari atrodo. Ta prasme, skaistus veidukas, o visų kitų veidai tokie pilkšvi. Tokie po tos pagimdytos moters, tokie perkreiptų veidų. Atrodo, kad iš jų lenda ta blogybė. Ir kai aptaško to vandeniu, jie visi dar labiau draskosi. O ta mergaitė, grinai, žinokit, atrodo, kad per stogo langą apšviečia kaip saulė ir jos vienintelė lova yra tokia šviesi, apspindinti saulės spinduliu ir jinai visa tokia išsigandusi, bet jinai vienintelė iš visos salės kitokia yra. Ko jinai kitokia yra? Nes iš jos tas neina blogybė, kaip ir nebūtų joje, bet kažkodėl žinau, kad yra, bet neišeina jis lauk. Gerai, o jeigu tu neanalizuotum dabar energijos plotmės, o fizinis tik tai lygmuo būtų, kuo jinai skiriasi nuo kitų vaikų? Jeigu fiziškai žiūrint, fiziškai nieko nesiskiria, jinai yra vaikas kaip ir kiti. Elgesys koks yra? Tokia išsigandusi slepiasi po to pledų paklodę, to pilku tokiu dekiu. Gerai, o kitų vaikų elgesys? Jie labai draskosi
tamsaus veido tokie perkreipti ir garsus skleidžia. Dabar tada pasuk laiką šiek tiek į priekį ir pažiūrėsime, kaip ta mergaitė toliau gyvena, ar kažkur tai kitur pateko jinai, kas vyksta po 5 metų. Jei buvo Jin ten 7, pat. dabar pažiūrėk 12 metų. Aha, gerai. Apmažėja vaikų, tom visam toj teritorijai apmažėja vaikų, jie kaip išėjo savom kojom, tokie kaip išsivalę, gal pavadinkim taip, pavadinkim, kad jie kaip išsivalę ir išeina patys atlaisvinti nuo lovų, o kas neišsivalė, jie toliau tenais guli ir ta mergaitė guli toliau, jos nepaleidžia. Jin nesupranta, kodėl guli, bet jin tebėra toliau šviesi, toliau tokia tvarkinga, graži, šviesių veidukų, visi kiti aplinkui tokie patys, kaip ir buvo, pilki, veidai perkreipti, kitos lovos tuščios, nieko nėra, bet vaikų apmažėja. Gerai. Tai vaizdas daugiau kaip psichiatrijos, ne? Toksai šiek tiek. Jo, bet Jo, bažnyčia, gerai. žinokit. Tai gerai, nes anksčiau ir buvo bažnytinėse vienuolynose ir buvo tiek ir ligoninės, tiek ir tie tokie, kur vaikus surinkdavo ir suaugusius. Čia vienuolynai buvo labai ir mokyklos buvo, jie buvo pritaikomi viskam. Tai dabar taip, šita mergaitė guli lovoje ir tokioj atmosferoje gyvenant, kas fiziškai darosi su jos protu? Jinai atrodo netobulėja, ta prasme neauga jin fiziškai kaip ir auga, bet protiškai jinai atrodo netobulėja. Jinai kaip toks jausmas, kad tai negauna jokių žinių, nesupranta nei koks laikotarpis, nei ar diena ar naktis, toks Neadekvatumas, yra nesuvokimas. Jo, grinai, jinai nesuvokia, kas vyksta, jinai mato, jinai stebi visus, bet toks jausmas, kad jinai protiškai kaip ir atsilikus protiškai, nes žinių trūkumas, bet kaip ir jinai ir suvokia, kad jinai auga ir kad jinai jau nebe maža mergaitė, bet didesnė, vyresnė, jin tą kaip ir suvokia, bet to tokio žinių kažkokių, tai sakykime, nieko nėra. Knygų neskaičius, netobulėjus visiškai. Gerai. Tai pažiūrėkime tada tą laikotarpį, kai jie išeina jau iš to vienuolyno. Jis išeina ne viena. Su kuo jis išeina? Su to vyru, su kuriuo ir susilaukė vaikų. Bingo. Žinojau šitą. Super. Ir tada sukuria jie šeimą. Jo. Jinai laiminga, jinai laiminga, yra vaikai ir aš vėl esu dabar toj pačioj situacijoj, kaip tie vaikai ant tos krosnės, bet jie dabar gyvi. Ir matau, kaip tas vyras išeina praradęs viltį, nes jinai kažko nepadarė. Ta prasme, jinai kažko nepadariusi, kaip neišsivaliusi, gal taip jisai gal tikėjusi, kad jinai išsivaliusi. Ar tai reiškia, kad jinai yra pilna dar velnio? Jo, jisai to tikėjus, nes jisai išėjo iš ten toks išvalytas. Jo tikėjimas buvo, kad jisai išvalytas. Jo, nes jis išėjo, jie atrišo ir jis išėjo ir ją išleido kaip čia pasakyti, kaip beviltiškai belaikyti ją ten, jeigu niekas nevyksta, va taip skamba. Tai jisai pasiėmė ją kaip kažkokį tai atsakingą, gal kaip atsakingas asmuo? Ne, mylėjo. Ne, aš suprantu, kad mylėjo, bet ta prasme jisai ją paleido iš ten, nes jinai, kodėl? Arba pilnametė buvo, ne, arba dėl to, kad jisai prisėmė atsakomybę už ją. Jinai jau saugus išėjo iš ten. Saugus, super. Oi. Tai toj psichiatriniai, galim sakyti, ar ten tam vienuolyne praleido pusę savo gyvenimo. Labai daug. Jinai išėjo moteris, jau visa tokia, išėjo kokių 20 metų, gal net ir 25. Eglė, kodėl jinai savo vaikus nužudė? Dabar tu supranti visą istoriją. Jinai aukojo tai skyliai.
Mhm. Ar tai buvo atpirkimas už jos nuodėmes, kurių jinai net neturėjo? Ne, žinokit, toks jausmas, kad jinai nesuprato, ką darė. Jinai atrodo kaip nevisprotė, net nemogu paaiškinti, tus vaikus tempia, tie vaikai Mhm. priešinasi ir jinai to Mhm. kreivų veidų, tus vaikus ten Mhm. riša, kelia, traukia tą virvę, kad tie vaikai pakiltų, bet tas skylė jau yra, žinokit. Ir, Mhm. ir, ir jinais pririša tą šniūrą, kad tie vaikai tenais virtų ir ugnis jau dega jiems ir kol jie dar gyvi ir jiems kojos kaista. Mhm. Tai jos buvo pagrindinė mintis, kad ar jinai tikėjo, kad tuos vaikus paukodama išgelbėjo jų sielas taip pat? Ne, jin to negalvoja. Aha, ką jinai tada galvojo? Jos smegenys neveikia. Supratau, bet vis tiek kažkokios mintis buvo, kurios taip pat privedė prie to veiksmo, nes mes negalime daryti veiksmo, kol nėra minčių. Tai neįmanoma. Jinai kažkodėl galvoja, aš paukosiu vaikus, gal grįžtas vyras? Nes tas vyras Taip, kaip tas vyras išėjo, išėjo pirmas. jo pirmas išėjo vyras, o paskui vaikai buvo nutempti. Supratau. Tai vyras išėjo dėl to, kad galvoja, kad ta moteris yra dar neišsivaliusi demonas, ne, viduje. Tikriausiai jo. Jinai nusprendė tada paaukoti tuos vaikus tai skyliai, kurią jinai matė, tai Jo. demoniškai kažkokiai būtybei, kurią jinai matė. Mhm. Ir galvoja, kad vaikų auka išgelbės ją pačią ir sugražins vyrą ir jinai, ta prasme, atsivers į normalų žmogų. Tikriausiai ir dabar žinokit, kai jinai sudegino ir skylė dingo ir viskas juoda. Juoda nes? Nes naktis, miškas. Jinai nori tokia kaip išprotėjus bėgti tą mišką, tokia, atrodo, kaip jinai suprato, kad važiavo jai stogas. Ir jinai nori ten bėgti kažkur. Kas vyksta toliau? Žiūrėkim, kaip filmą, kas vyksta toliau. Bėga, klaidžioja po mišką, kažko ieško, tikriausiai to vyro ieško ir jinai labai ilgai bėgioja. Naktis niekaip nesibaigia ir jinai bėga, atrodo, kad nesibaigia ta naktis, jinai vis laiką ir bėgioja. Nėra galo, nerandu galo bėgiojimo. Super. Ir kažkas tai vis tiek turi įvykti. Ar tą naktį, ar kitą dieną. Kas keičiasi? Žiūrėk, kai kažkas keičiasi jos gyvenime. Ne, jinai to skylėje nėra dienos. Jinai atsidūrė to skylėje ir jinai bėgioja po mišką, po tą mišką, kurio jinai ką tik sudegino tus vaikus. Jinai bando pabėgti iš tos skylės, bet tai nebeina. Jinai to skylėje kaip uždaryta, jinai nepabėga. Jinai atrodo to nuprotės. Bėgiodama. Aha, ir? Atsisėda ir, nesuprantu, alsuoja giliai ir taip linguoja į pirmyn atgal, kaip nuprotėjus, tašas plaukus savo. Normalu. Nematau jokios baigties, jinai taip ir linguoja, lingu, bet dienos nėra, jinai toj skylėj, toj tamsoj ir jinai vis laik linguoja. Ir tamsu naktis, matau žvaigždės pro lapus, daugiau ir miškas. Ir daugiau nieko nėra, jinai linguoja visą laiką. Čia jos emocinė būsena. Taip, emocinė būsena. Užstrigo tame vaizde ir viskas, ir išprotėjo. Jo, niekas nebejuda, tik jinai lingu. Pirmyn atgal už galvos susiemus ir daugiau nieko nebematau. Šaunuolė. Labai gerai viską pamatei. Ir dabar
pažiūrėkime tada taip. Tai kodėl tave čia vėl atvedė, ką tu buvai praleidusi, kokią informaciją? Nesuprantu, kokią buvau praleidus. Pagalvok apie tau integruotas programas iš tavo pačios močiutės. Koks tavo buvo panašus gyvenimas? Tu minėjai net kelis kartus, kad tavo gyvenimas yra labai panašus, kaip ir tos mergaitės buvo. Jo augino mane kiti žmonės. Ir kai esi niekam nereikalingas? Nemylimas, nelaukiamas, nenorimas. Taip, Eglė.